Vartojant susidaro atliekos, kurių didžioji dalis yra utilizuojamos. Tai sukelia spaudimą ištekliams, visuomeniai ir aplinkai. Todėl, kaip mes elgiamės su atliekomis, vaidina svarbu vaidmenį siekiant tvaraus vartojimo. Šiame skyriuje mes aptarsime, kaip būtų galima sumažinti atliekų kiekį. Kasmet ES susidaro 3 milijardai tonų atliekų. Maždaug 90 milijonų tonų ES susidarančių atliekų yra pavojingos. Jos yra kenksmingos žmonėms ar aplinkai. Numatoma, kad 2020 metais ES piliečiai sugeneruos apytikriai 45% daugiau atliekų nei 1995. Maždaug 34% to, ką žmonės ES išmeta, patenka į sąvartynus. 24% yra sudeginama. 27% yra perdirbama. 15% yra kompostuojama. Sėkmingai spręsdama kiekviename atliekų tvarkymo etape kylančius klausimus, visuomenė gali iš esmės sumažinti susidarantį atliekų kiekį. Tačiau yra ambicingesnių užmojų. Ekonomika, kurioje beveik negeneruojama atliekų, dar vadinama cirkuliacinė ekonomika. Pramoninė ekonomika buvo grindžiama idėja, kad žemės ištekliai yra begaliniai, arba bent jau labai dideli ir lengvai išgaunami. Bet taip nėra. Ištekliai gali pasibaigti ir gali tapti sunkiau juos išgauti. Įvertinant tai, Europos komisija siekia pereiti prie cirkuliacinės ekonomikos. Tai yra vienas iš pagrindinių strategijos Europa 2020 principų. Cirkuliacinė ekonomika pasižymi pakartotiniu naudojimu, atnaujinimu ir perdirbimu, todėl joje ištekliai panaudojami efektyviau. Tai toli gražu nėra lengva. Žmonės turi pakeisti savo elgesį. Pavyzdžiui, jie turėtų nuoširdžiai dalyvauti perdirbimo programuose. Taip pat su perėjimu prie cirkuliacinės ekonomikos susijusios išlaidos gali būti labai didelės. Mes turime investuoti į infrastruktūrą ir sistemas, siekiant palaikyti tokią ekonomiką. Kokio kraštutinumo turėtų būti ES požiūris į atliekų kiekio mažinimą ir cirkuliacinės ekonomikos kūrimą? Kokios priemonės turėtų būti naudojamos ir kaip greitai tai turėtų būti pradėta taikyti? Kaip minėjome, mūsų gyvenimo pokyčiai gali būti esminiai. Pavyzdžiui, mums gali tekti pakeisti savo mitybos įpročius, siekiant, kad būtų išmetama mažiau tinkamo valgyti maisto. Šiuo metu ES išmeta 90 milijonų tonų maisto atliekų. Tai sudaro 180 kg vienam asmeniui. Trečdalis šių atliekų dar būna tinkamos vartoti. Maisto atliekos susidaro visuose maisto grandinės etapuose. Prie atliekų susidarimo prisideda ūkininkai, gamintojai, prekybininkai ir vartotojai. ES 40% atliekų sugeneruojama prekybos ir vartotojų lygmenyje. Kova su maisto atliekų susidarimu gali būti labai efektyvi. Pavyzdžiui, maisto atliekų kiekio sumažinimas 40% sumažintų maistui naudojamo žemės plotą beveik 30 000 kvadratinių kilometrų. Tai beveik prilygsta Belgijos plotui. Kaip manote, kaip turėtumėm spręsti maisto atliekų problemą? Kitos reikšmingos atliekos ES yra susijusios su elektronikos prekėmis, įskaitant išmaniuosius telefonus, televizorius, virtuvės prietaisus ir panašiai. Šiuo metu kasmet ES susidaro 10 milijonų tonų elektronikos atliekų. Šiuo metu 20% iš jų panaudojama pakartotinai visoje Europoje. ES parengė planus, kaip padidinti šį procentą. Pavyzdžiui, yra iškeltas tikslas iki 2018 metų susigrąžinti 75% nebenaudojamų mobiliųjų telefonų ir 55% jų pakartotinai panaudoti arba perdirbti. Tam pasiekti reikia aktyvaus piliečių dalyvavimo. Daugelis iš pagrindinių medžiagų naudojamų mobiliųjų telefonų gamybai yra jautrios. Jos skirstomos į dvi kategorijas – kritinius mineralus ir konfliktų medžiagas. Kritiniai mineralai – tai mineralai, kurie yra gyvybiškai svarbus ES ekonomikai. Be to, šių mineralų tiekimas negali būti laikomas savaime suprantamų dalykų dėl didėjančios tarptautinės konkurencijos ir vis stiprėjančių besivystančių šalių ekonomikų. Konfliktų medžiagos – tai medžiagos išgaunamos šalyse, kuriuose iš jų pardavimo gautos pajamos naudojamos ginkluotiems konfliktams kurstyti.
Dabartiniai skaičiavimai rodo, kad gamtiniai ištekliai yra 20% pasaulyje šiandien vykstančių konfliktų priežastis. Kaip manote, kaip ES turėtų elgtis? Europos komisija skatina savanorišką įmonių, kurios ketina importuoti mineralus iš nekonfliktinių zonų, sertifikavimo sistemos naudojimą. Europos parlamentas linkęs palaikyti privalomas priemonės. Pavyzdžiui, ar uždraudimai būtų tinkama priemonė? Užuot nustačius draudimus, politikos formuotojai galėtų taikyti finansinės priemonės, skirtas skatinti įmonės imtis priemonių, skirtų sumažinti kritinių ir konfliktinių medžiagų. Arba, pavyzdžiui, mes galėtumėm atkreipti dėmesį į geresnį produktų, kurių sudėtyje yra konfliktų medžiagų perdirbimą. Tai savo ruožtu kelia kitą klausimą. Ar atliekos, kurių sudėtyje yra minėtos medžiagos, privalo būti perdirbamos ES ar eksportuojamos? O jei ES importuotų tokias atliekas perdirbimui ir pakartotiniam naudojimui? Kokių priemonių turi būti imtasi dėl pavojingų atliekų eksporto į kitas šalis su mažesne aplinkosauginė kontrole, siekiant jų atsikratyti? Galima diskutuoti apie tai, koks galėtų būti ES vaidmuo mažinant atliekų susidarimą už jos ribų. Be diplomatinių priemonių, pavyzdžiui, dalyvavimo tarptautinėse konvencijose ir skatinimo kitus daryti tą patį. Kokios realios priemonės yra prieinamos ES politikos formuotojams? Dabar mes norėtume pakviesti jūs padiskutuoti kai kuriais klausimais susijusiais su šioje vaizdo medžiagoje pristatytomis temomis.